Šventos Cecilijos gimnazijos bendruomenė meniškai prasmino dvi progas – muzika, dainomis ir šokiu paminėta muzikos ir angelų sargų diena. Meno krypties katalikiškoje mokykloje šių progų sintezė ypatinga. Mat angelų sargų dieną čia prisiminti krikščioniškieji angelai. Marijampolės Šventos Cecilijos gimnazijoje moksleivių meninių pasirodymų koncertu pažymėtos spalio 1 minėta Tarptautinė muzikos diena ir spalio 2 minima Angelų sargų diena. Beje, pastarąją Angelų sargų dieną daugelis tapatina vien tik su policijos profesinė švente, tačiau Šventos Cecilijos gimnazijoje ji prisiminta kaip senas tradicijas turinti krikščioniška šventė. Ši diena buvo švenčiama nuo seniausių laikų. 17 amžiuje popiežius Klemensas X ją įtvirtino būtent spalio 2 dieną. Ir kaip žinia, krikščionys katalikai tiki, kad kiekvienas žmogus turi angelą sargą. Angelų turbūt ir dabar dar rastume kiekvienuose namuose. O senovėje tai prie vaiko lovelės kabindavo angelėlį, labiausiai vaikui prašydavo angelų sargų apsaugos. 20 amžiuje prie angelų sargų dienos atsirado ir policijos diena, taip kad mes turime iš vienos pusės dangiškuosius angelų sargus, iš kitos pusės žemiškuosius angelų sargus. Na, o muzikos diena švenčiama visame pasaulyje. Ją mini ir patys mažiausi muzikantai ir didžiųjų scenų artistai. O meno krypties katalikiškai Šventos Cecilijos gimnazijai abi šios progos artimos. Mūsų mokykla be abejo jau 31 metus gyvendama prasidėjo nuo muzikos, nuo muzikinio choro ir kultūrinė, meninė, muzikiniam išsilavinimui mes skiriame didžiulį dėmesį. Koncerte skambėjo ir liaudies muzika, ir klasikiniai kūriniai, ir dainos, ir giesmės, pasirodė ir šokėjai. Taip ne tik paminint įsimintinas dienas, bet ir teikiant galimybę skleistis vaikų kūrybiniams gebėjimams ir talentams.